Taigi sveiki visi atvykę į mano naują vlogą. Tai šiandien noriu nufilmuoti tvarkymosi dienelę. Nežinau, galbūt ir daugiau kažkas bus šitame video. Tai noriu šiandien susitvarkyti namus, nes turiu vėl išeiginę ir visą laiką gaunasi, jog per išeiginę reikia tvarkytis namus, nes paskiau vis tiek neatrandi to laiko per darbo dienas. Tai kažkada buvau nusipirkusi šitą dalykėlį, tai labai noriu jį išbandyti. Gal buvau kažkada rodžiusi. Tai bandysiu su juo šveisti dujinę. Tai manau, kad turėtų labai gerai nusišveisti. Tai yra čia toks šveistukas, o čia yra paprasta kempinėlė. Tai išbandysiu ją. Ir jo, bus truputėlį tvarkymosi. Tai vat, keliaujam. Štai taip atrodo dabar mano dujinė. Tai ją reikia labai gerai nušveisti. Tai pradedam. Na va, tikrai labai gerai nusivalė. Na, čia šitas nebenusivalo, nors ir tryniau, tai tiesiog čia jau yra likę. Bet šiaip tai viskas pasakiškai. Žiba. Na, tai iš tikrųjų ta kempinėlė pasiteisino. Dar truputėlį naudojau ir kitą šveistuką, bet vis tiek rezultatas buvo toks pat. Tai iš tikrųjų visai gera ir tikrai rekomenduoju nusipirkti, nes kiek girdėjau jau atsirado ir Lietuvoje. Tai tikrai labai geras dalykėlis ir keliaujam tvarkytis toliau. Taip atrodo darbingas žmogus, kuris tvarkėsi namus 3 valandas.
Tai įsišlaviau, išsivaliau kiekvieną kampelį, tai dar liko ten ant lovos susidėti rūbus į spintą visus. Bet žodžiu, nepamenu, kada taip tvarkiausi, jau taip normaliai. Tai va labai gerai, tai realiai visą išeiginę tvarkiausi. Bet reiks dar nufilmuoti šiandien Šeino haulą. Tai dar reiks susiruošti, nežinau, ar spėsiu, kol vaikinas grįž, norėčiau iki miesto dar nueit, bet jaučiau per vėlai gausis, tai nežinau dar ką veiksim. Pamatysit, dar reiks eit nusimaudyti, nes visa šlapia ir žodžiu. Va taip, va šiandien dienelė, daug neprifilmavau, nes tiesiog visur tą kamerą statinėt, tai tiesiog keletą parodžiau, kaip tvarkiausi, tai vis tiek va, visas grindis viską išsivaliau. Vis tiek nemanau, kad visą procesą grinai būtų įdomu stebėti. Bet žodžiu, varau toliau tvarkytis. My favorite maikė. Visur jinai tinka prie visko. Tai reikia atsirinkti man maikį, nes man čia jos netelpa į tą stalčių. Nežinau, atrodo visų reik, bet jos netelpa. Nes čia pusė ir miego yra, pusė nešiojamus, bet kai dabar nelabai tų maikių reikia, tai jos išvis netelpa. Na, žodžiu, ką tik baigiau filmuoti Šeino haulą, tai truputėlį pasipuošiau, apsirengiau, tai matysite mane taip mano Šeino haule apsirengusi, o dabar nežinau, eisiu sutvarkyti viską, kas čia yra aplinkui, ir tada sulauksiu savo vaikino ir tikriausiai keliausiu į parduotuvę, nusipirkti ką nors valgyti, nes reikia kažką pagaminti, tai dar su jumis susitiksiu prie gaminimo ir kol kas tiek. Grįžau jau iš parduotuvės ir nusipirkau naują burntą, tai žinokit, belė kaip skanus su passion punch, su, kur buvo parašyt skonis, bet toks grinai kaip labiau galbūt tik blueberries. Belen kaip skanus, paragaukit, nusipirkit. Aš aibiai pas save radau, tai manau, kad ir kitose parduotuvėse bus. Jūs pažiūrėkit, kokią aš visą šlapę. Pas mane net neįmanoma namie iš tikrųjų sėdėti, nes yra belekaip karšta. Tai kol grįžom iš partės, tai belekaip sušilau. Žodžiu, nežinau, eisiu kažką valgyti dar padaryti. Ir atėjus draugė, tai eisim dar Monopolį gal pažaisti. Bet neįmanoma, žinokit. Net vėjelis nepadėt, šiltą orą pučia. Tai va, žodžiu. Tai dar parodysiu, ką nusipirkau už parduotuvės ir keliausiu gaminti valgyti. Tai žodžiu, nusipirkau kiaulienos gabalą, tada paštetą, 2 makarono prieskoniukus, jogurtukų, bananų, kavos, bulkos, aliejaus, kumpelis iš aibės ir sulčių. Žodžiu, už viską sumokėjau apie 30 eurų.
outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love? Can you feel it? Can you feel the Tai kas supratote, kas ne, šiandien gaminsiu guliašą, tai susipjausčiau smulkiais gabalėliais mėsytę bei užsivirinau bulves bulvių košei. Tuomet naudojau įvairius prieskonius, aš juos tiesiog dedu pagal savo skonį, kaip man šauna į galvą. Visokių rūšių ir kiaulienos, ir paukštienos, bei paprikinius. Tuomet viską gerai išmaišau ir palieku mėsytę kepti. Guliašo padažui visą laiką naudoju barbecue padažą, tai tiesiog šlakelis barbecue padažo. Tuomet, kai pradeda kepti, dar dapildau, jeigu matau, kad padažas nesigauna skystas. Man tiesiog nuostabiai gaunasi su barbecue padažu, tikrai labai skaniai. Ir uždedu dangtį pasitroškinti. Tuomet išvirus bulvėms aš ruošiu bulvių košę, tai įdedu, nežinau kiek čia gramų, kokį 100 gramų sviesto. Tuomet išminkau, įpilu pieno. Tuomet toliau minkau, kol matau, ar dar trūksta man pieno bei sviesto. Dar aišku įdedu druskytės, bet čia tikriausiai nenufilmavau. Bet košė tikrai gavosi labai minkšta ir puri ir skani, nes įdėjau pakankamai pieno. Ir tuomet dar paskystinti padažą įpyliau pieno, bei išmaišiau, palikau ant silpnos ugnies, kad truputėlį pasitroškintų. Na, žinokit, nuostabiai gavosi, labai skaniai, tik gaila, kad labai mažai valgiau šito patiekalo, bet guliašas man sekas tikrai skaniai. Nu, va, valgyt jau padaryta. Guliašėlis, kiek matėte, truputėlį tamsiai filmavosi, bet gal vis tiek ką nors matėt. Ir bulvių košė. Nu, bus yummy. Gaminsiu va tokią va vištenėlę su apvyniota su šoninė. Tai mirkysiu džiūvėsėlius ir kiaušinį, arba atvirkščiai, nežinau dar. Bet jeigu patiks ir bus skanu, tai kitą kartą parodysiu, kaip vyksta visas procesas, kaip reikia padaryti, nors čia nieko sunkaus. Tiesiog šoninę apvynioti aplink ir ištepti prieskoniais bei majonezu, sumaišytų kartu. Tai dabar eisiu volioti kiaušinyje ir džiūvėsėliuose ir dėsiu kepti. Nu, nerealiai gavosi ta plutelė, grinai kaip iš kokios kavinės, bei išsikepiau dar prie to pačio bulvių. Tai labai skaniai gavosi pasidaryti valgyti, tik paskiau pamačiau, kad tos bulvės yra truputėlį aštrios, bet visai gerai susivalgė, man tai per aštru. O Juliui ir draugiai sakė visai gerai, net nejaučia to aštrumo. Nebesusitikau su jumis šiomis dienomis, tai jau praėjo visas ir savaitgalis nuo praeito mano filmuoto epizodo. Tai žodžiu, šiandien vėl gavau išeiginę, šiandien yra vėl trečiadienis, bet nieko nefilmavau, pailsėjau, buvau mieste, sutvarkiau savo antakius, apsipirkau truputėlį ten, kur matote. Ir jo, buvo labai sunkus savaitgalis, labai daug dirbau
iki vėlumų nuo pačio ryto, todėl nieko ir nebefilmavau. Tai tiesiog atėjau čia šiandien su jumis atsisveikinti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškite paspausti patinkant šitą video ir būtinai subscribe. Ačiū, kad esat, ačiū, kad būnat su manimi, kad žiūrite mane ir nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e, TikTok'e, visur kitur, visus aprašymus paliksiu čia ir video aprašyme apačioje. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitose mano video. Iki!